Sveiki, gerbiami profesinės sąjungos nariai, gerbiami atominės elektrinės darbuotojai. Kaip matom, vyksta aršios dėrybos mūsų Lietuvos politiniai padangiai, tačiau kasdieninis darbas mūsų įmonėje, kaip vyko, taip ir vyksta toliau. Mes vykdom mūsų suplanuotus tikslus. Profesinė sąjunga taip pat vykdo savo darbą. Tai norėčiau šiandien pasakyti apie tai, kad sulaukėm nemažai skambučių, kreipimosi dėl neseniai įsigaliojusi konfidencialios informacijos valdymo taisyklių, pakeitimų tiksliau. Tai iškart norėčiau pasakyti, kad kreipkitės, tikrai paaiškinsim, su darbdaviu derinam konsultacijų būdu šitą dokumentą. Nėra toksai baisus, kaip bando įsivaizduoti. Aš manau, kad iš darbdavių pusės turėtų būti aiškesnė komunikacija, kad tai nebūtų lyg tai kažkoks baubas priimamas darbuotojų. Tai čia nereiškia, kad jūs žodžiu, raštu nieko negalit pasakyti sapne ar savo antrai pusiai. Tikrai to nėra. Konfidencialios informacijos sąvoką aiškiai apibrėžia įstatymai. Ir tai nereiškia, kad darbdavys gali laikyti konfidencialią informaciją bet ką. Tai ačiū, kad kreipkitės, paaiškinsim. Dėl darbo tvarkos taisyklių. Tai atsirado dar viena nuostata ir raginame ją naudotis, o būtent nuo sausio 1 dienos šių metų įsigaliojo darbo kodekso nuostata, kad darbuotojas turi teisę gauti informaciją, gauti bet kokį dokumentą, kuris liečia jo funkcijas, jo ten atsakomybę ir panašiai, bet kokią aprašą, bet kokią instrukciją ir panašiai, tai popierinė kopija, popieriniam pavidalė. Tai mes su darbdaviu susitarėm ir įrašėm atitinkamą punktą darbo tvarkos taisyklėse. Tai prašom tą naudotis. Ne visi mūsų darbuotojai turi prieigą prie informacinių resursų, tad galų gale kažkam tai labiau priimtina tiesiog ant popieriaus lapo paskaityti. Tai prašom to naudotis. Jeigu kyla sunkumų, tai kreipkitės į profesinę sąjungą. Tikrai aš manau, kad tą paaiškinsim, susitarsim su darbdaviu. Juolab, kad jau susitarėm dėl tos nuostatos taikymo, tai įstatymo įgyvendinimas. Ir aišku, klausimas, kuris šią dieną labai aktualus, visi matom, stebim, tai konsultacijos. Konsultacijos dėl struktūros pakeitimų. Mes prisilaikom pozicijos, kad darbdavys nesavalaikiai ir vienašališkai nutraukė konsultacijų procedūrą. Tai ir mes paraginom darbdavį dar kartą geranoriškai visgi pateikti mums informaciją, kad pateikti pasiūlymus. Visi turbūt sutinkam, tam, kad pateikti pasiūlymus, reikalinga pirminė informacija. Mes laikom, kad pakankamai jos negavome. Tai tikimės visgi geranoriškai, kad mes tą situaciją išspręsim. Kodėl tai svarbu? Taip pat mes paprašėm informacijos pagal gautą darbdavio žinią, kad birželio mėnesį buvo patvirtinta skatinimo schema nauja jau šių metų, kuri pritaikoma 35 vadovams. Mes inicijavom konsultaciją, kaip žinot. Tai darbdavys kol kas atsisako, bet tikimės, kad visgi mes iš tos situacijos išeisim vis tiek geranoriškai, kadangi kalbam visgi apie viešuosius finansus, mes kalbam apie tai, kad visa įmonė, visi darbuotojai be išimties vienaip ar kitaip prisideda prie šitos įmonės veiklos. Todėl tai turėtų būti mažiausiai praplėsta ta skatinimo schema, kad nesigautų taip, kaip gavosi
šiais metais ir nebūtų to vidinio neteisingumo jausmas darbuotojų tarpe. Tai šiandien mes ką matom dėl tos informacijos nepateikimo, kad socialinis dialogas mūsų vertinimu šiai dienai tai išgyvena tam tikrą krizę. Nesakom, kad tai yra pasiektas dugnas, tikrai ne. Buvo ir gilesnių krizių, tai sudėtingesnių situacijų, mes turėjom ir kolektyvinių ginčių. Ir mes tikrai norim pasirengę ir raginam darbdavį iš tos krizės išeiti gražiai. Tai sprendžiant bet kokią užduotį sudaromos priemonių planas. Mes buvom susitikę prieš porą dienų su įmonės vadovu. Mes pasiūlėm, kaip išeiti iš tos krizės, savo priemonių planą. Tai tikimės taip pat ir geranoriškumo, ir konstruktyvumo, lygiai taip pat ir iš darbdavio. Kaip žinote, vienas iš strateginių rodiklių yra organizacinių struktūros pakeitimų įgyvendinimas. Mes pateikėm ministrui savo pasiūlymą, kad išbraukti, kadangi pagal turimą informaciją, pagal mūsų konsultacijų rezultatą laikom, kad struktūros pakeitimai yra neparengtas, nesavalaikis. Ir mes siūlom išbraukti jį kaip tokią iš strateginių rodiklių sąrašo. Todėl neslėpsim, kelia nuostabą, kad laikinai einantis pareigas energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas savo įsakymu šiom dienom jau pakeitė strateginius rodiklius, bet neatsižvelgiant į mūsų profsąjungos pasiūlymus. Nebuvo nei susisiekta iš ministerijos pusės, nebuvo jokio dialogo, jokių diskusijų šiuo klausimu, tačiau mums kelia nerima iš to, kas yra pateikta. Mes matome, kad orientuoti, patvirtinti laikinai einančio ministro įsakymų pakeitimai, būtent skatinimo schemos pritaikymo 35 vadovams tikslais. Kur visas kolektyvas? Žmonės kelia klausimus dėl to. Todėl akivaizdžiai, kad mūsų pasiūlymus inicijuoti konsultacijas, pradėti konsultacijas, pateikti pasiūlymus, sudaryti galimybės. Aš manau, tai yra logiška atstovaujant darbuotojus. Tenka pastaruoju metu girdėti, kad neva mes čia visi esame šios įmonės darbdaviai. Mes laikom, kad mes visi esame, įskaitant direktorių, įskaitant valdybos narius. Mes esam šios įmonės darbuotojai vien dėl to, kad esame išlaikomi mokesčių mokėtojais. Ir kalbant apie mūsų įmonę, ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos. Todėl sprendimai turi būti ypač pamatuoti, ypač subalansuoti. Ir mes kaip profesinė sąjunga turim būti išgirsti. Tai tą ir raginam tiek ministeriją, tiek valdybą, tiek mūsų vadovus. Kviečiame dialogui, civilizuotam, gražiam dialogui. Mes pasirengę. Ačiū.